Labas, Ernesta. Labas. Šiandien studijai savo turim kovos dvasę. Pirmą kartą. Tai va, labai smagu. Tai pradėsim nuo susipažinimo standartiškai. Tai ką tu, pavyzdžiui, veiki laisvalaikiu? Tai iš tikrųjų, kadangi esu kovotoja ir mano gyvenimo būdas yra realiai vien tik kovos, aš gyvenu vos ne salėje, tai mano laisvalaikio būdas yra tiesiog turbūt labiausiai mėgstu pailsėti, pamiegoti, atsipalaiduoti nuo visko, nuo tos tokios kasdienybės, rutinos, žmonių turbūt. Tiesiog man patinka pailsėti, kad aš būčiau visą laiką, galėčiau būti aktyvi, produktyvi ir man poilsis yra svarbiausia. Taip pat labai patinka būti gamtoj, tiesiog atsiriboti nuo visko. Nu, tokia, aš nežinau, iš tikrųjų, kada kiekvieną dieną būni su daug žmonių, visą laiką sportuoji, visą laiką to tokia būna aktyvi diena, tai norisi tiesiog pabėgti nuo visko ir pailsėti, pailsinti mintis, kad nieko nebegalvoti ir aš taip užsikraunu ir tada galiu vėl iš naujo važiuoti ir gazuoti į gyvenimą. Tai turbūt man du dalykai, tai miegas ir gamta. O kokie hobiai, pavyzdžiui, už sporto ribų pas tave? Tai iš tikrųjų tai žiauriai patinka vandens mocai, patinka keturračiai, patinka toks ekstremas, tai irgi turbūt biškį nusirauti, kad į tą kitą rutiną tokią patekti, bet to pačiu ekstremaliai leis laiką. Na, aš vakar dar vieną tavo podcastą klausiau, tai iš to ir supratau, kad jeigu vandens mocai, tai vadinasi, kaip nuo plaukimo, taip ir buvo ta likusi veikla, tai taip ir iki dabar tas hobis likęs. Jo, iš tikrųjų, tai aš niekada nebuvau pabandžius moco, kol treneris nedavė praeitais metais ir aš iš tikrųjų pabandžiau ir supratau, kad žiauriai geras dalykas ir man pradėjo labai patikti ir aš kažkaip, net nežinau, atsėdi, varai, pasileidi ir nieko nebegalvoji ir tiesiog galbūt tas vanduo tai man padeda nuo pat mažens atsipalaiduoti, bet pats plaukimas man patinka, bet aš nepasakyčiau, kad galėčiau grįžti, nes tiesiog galbūt pavargau nuo to viso baseino, tos rutinos, bet taip atsipalaidavimui, kažkas su vandeniu, tai galbūt tikrai, kaip ir sakai, pritraukia vis tiek atgal. Daug buvo kritimų nuo moco? Blemba, specialiai nebent. O tai pati, kad ten labai norėčiau varinėti ir taip kažkaip iškristi, tai nebuvo, nebent specialiai nori ir varai. Bet aš pastebėjau, nežinau, gal tau taip nėra, bet tol, kol nenukrenti nuo moco, tol ir atrodo neužsiskaito pilnai ta pramoga. Aš vieną kartą, bet ten jau įkritau jau netyčia ir galvoju, blemo kaip faina. Ir dabar atrodo nesibaigia. Jeigu neįkrentu, vadinasi, neužsiskaitė pramoga. Nors, žinai, dabar pagalvojus, realiai pirmą kartą, kai variau, tai iš tikrųjų, gal tu kaip ir sakai, pirmą kartą, kai variau, nemokėjau ir buvo taip, kad mes dviese varėm ir taip užsisuko mocis ir aš dar nemokėjau tos liksvarus laikyti ir aš kritau ir dar nusitempiau kitą žmogų su savim. Nu, tai žodžiu, išsiteisėm ir tada supratau, kaip veikia viskas, bet tada tikrai smagu, tiesiog vandens mocis vaidinas, reikia kristi, nori pabandyti tą. Ne, o dabar, kas liečia sportą, tai aš kaip supratau, tu vedi treniruotės moteriam, ar ne? Taip, vedu moteriam, vedu vaikam, vedu asmeninės treniruotės, tai daug visko. O pavyzdžiui, daug moterų ateina? Nu, iš tikrųjų, tas kiekis didėja, tai anksčiau prasidėjo, pati pradžia buvo pernai metais, tai nuo kelių moterų, dabar jau baigiam sezoną, buvo apie 25 gal, nu tai daugėja jų tiesiog, daugėja tas žinomumas sporto, didėja tas noras pabandyti ir moteris, kai ateina, jos tiesiog pabando, pamato, kad galima gerai nusižeminti, išsilieti, tas savo mintis biškai paleisti, nes realiai šitam sportui, jeigu tu mąstysi apie savo rutiną, apie savo kasdienybę ir bandysi daryti kombinacijas arba atlikti tam tikras užduotis, ką tau liepia salėj, tai realiai nepavyks dvigubai dirbti. Tai arba turi paleisti ir atsiduoti pilnai, arba realiai nesportuoji, nes tiesiog neišeina klysti. Tai turi, nenori paleisti ir tada atsipalaiduoji ir visiškai pasileidi. O būna moterų, kurios sako, blemba, Ernesta, labai noriu, bet labai bijau. Tai beveik visos, kurios ateina. Iš tikrųjų, sako, kad labai bijau, nes baisu, nes tas yra tiesiog nuo senų laikų atėjęs tas toks tipo galvų daužimas, kad šitas sportas, bet kai ateina, pabando, tada supranta, kad čia visiškai kitas dalykas ir tada jau viskas nebelieka tų minčių. O kokią žinutę, pavyzdžiui, jom perduotum tos, kurios bijo? Iš tikrųjų, tai nebijokit žengti pirmo žingsnio. Tiesiog,
jeigu galvojat, kad norit pabandyti kažką, nesvarbu ar šitą sportą, ar apskritai kažką gyvenime norit pabandyti, reikia tiesiog daryti, reikia perlipti save ir kada perlipat save, tada atsiveria labai labai daug durų naujų dalykų, kurių mes niekada nejautėm ir kurie atrodo atsiranda mūsų gyvenimui ir atveria tiesiog naują pasaulį visiškai kitų gražumų. O pavyzdžiui, dabar kas liečia tavo varžybinį gyvenimą, tau ar buvo momentų, kai, pavyzdžiui, tu norėjai viską mesti? Ne, iš tikrųjų, aš taip myliu šitą sportą ir atrodo tos kiekvienos sunkios akimirkos jos dar labiau užmotyvuoja, atrodo viduj turi susispausti, pagalvoti, pergalvoti viską, kas ne taip, ką ne taip darai, galbūt kažkas iš pašalinių minčių tave spaudžia iš kitos pusės ir tada tiesiog susireguliuoji, viską nusinulini ir tada vėl važiuoji. Bet tokio kaip mes, tai aš net neįsivaizduoju savęs kitam ampluoja kažkokiam, tai ne, nebuvo. Gerai, čia jau tavo, jautiesi kaip gimiai grinai tam, ar ne? O turi kažkokių baimė, pavyzdžiui, susijusių su šitu sportu? Su šitu sportu? Ne, visiškai ne. Kažkaip, nežinau, kai ateini už šitą sportą, jau žinai, kur tu ateini ir jau suvoki, kad šitam sporte bus taip, kad tau skaudės, bus taip, kad bus traumų, bus taip, kad psichologiškai bus sunku, tiesiog šitas sportas tave ugdo visapusiškai ir jau ateini žinodamas, ko turi tikėtis, tai nemanau, kad eisi į kovos menus galvodamas, kad va čia pabijosiu arba būsiu labai labai bailus ir nesvarbu išliks iki galo, ne, tu tiesiog supranti, kad ateisi tenai ir bus arba ką žinau, arba tave, tiesiog toks sportas, jeigu nori varžybas, tu turi viską perlipti. O būna tokių momentų, kad tu pasižiūri ir geras, aš pradėjau nuo čia, o dabar esu jau čia ir taip permastai visą tą tokią kelionę iki ten, kur esi šiandien. Tai iš tikrųjų būna taip, kad galbūt ne nuo pačios pradžios, bet būna tam tikrų momentų, kada tos pergalės arba kažkokie įvykiai tau taip sustiguoja, kad tu pamatai, ant kiek keitiesi, kaip ne tik kaip kovotoja, bet kaip ir pats žmogus. Nes aš, tarkim, matėjau vienokia ir dabar esu visiškai kardinaliai kitokia ir aš žinau, kad viso šitos kelionės metu mane keitė tiesiog treneris kaip sportininkė ir kaip žmogų ir aš tiesiog žinau, kad kiekviena kažkokia pergalė ar kažkoks laimėjimas aš nusižeminu ir vėl žinau, kad nuo pradinio taško pradedu, nes negaliu visą laiką galvoti, kad va, čia laimėjau, čia viskas, aš čia pasiekiau viską. Ne, tiesiog laimiau, užsidaro tas puslapis ir vėl važiuoju iš naujo ir atrodo, kiekvienas etapas yra nuo tavo to pačio pirmo žingsnio. Tai taip, mąstai turbūt iki paskutinės pergalės, kiek pasikeitei, o nuo pačios pradžios tai būna nebent jau kaip ten, nežinau, būna kažkoks kalėdinis laikotarpis ir nori pažiūrėti, kiek ten per, nežinau, kažkiek laiko kažką pasikeitė ir padaryti. Tai tik tai tada. Minėjai dar apie psichologiją. O tu pati, pavyzdžiui, kažkaip ruošiesi psichologiškai kovai, ar jau užsigrūdinus jau per visą laiką esi? Iš tikrųjų, tai visą laiką, kad ir kiek aš čia daug kartoju, bet imponuoja mano treneris ir jisai, kada yra šalia, tai man tiesiog atrodo kažkokio specialaus pasiruošimo man nereikia, jisai yra šalia, jisai žino, kaip su manim šnekėti, ką man sakyti, žino, kaip mane nuteikti ir tiesiog, tai kovai tu ruošiesi, tu ilgą laiką ruošiesi būtent tai kovai, bet apskritai tą kovos žengimą, tai tu nuo pačios pirmos dienos salėje, tu jau ruošiesi tiesiog savo mintis, savo viską, grinai grūdini save tam, kas bus ateityje ir kiekviena kova, aišku, yra skirtinga, kiekvienai kovai nusitiki skirtingai, nes tiesiog kaip žmogus tobulėjai, kaip sportininkas tobulėjai, mokaisi iš savo klaidų, mokaisi, kaip turi tam tikrus dalykus pakelti, kaip kažką, nežinau, numesti į šoną ir panašiai. Tai, bet realiai pats pagrindinis dalykas yra treneris. Jeigu turi gerą trenerį šalia, kuris tave nuskanuoja visiškai pilnai ir žino, ką tau pasakyti, kaip tave pastumti į priekį ir kurioje akimirkoje, kaip tave, nežinau, pagrūdinti tam tikroje vietoje psichologiškai, tai jisai tą pilnai padarys ir tu gali realiai važiuoti toliau. Ir žodžiu, toje treneris jau nuo A iki Z paruošė. Visiškai iki Ž paruošė. Aha, o kokia buvo pagrindinė pamoka, kurią išmokai iš savo paskutinės kovos, pavyzdžiui, jeigu tokia yra? Tai iš tikrųjų daug pamokų yra, daug tiesiog, ne tai, kad net negalėčiau išskirti turbūt vienos kažkokios pamokos, bet manau, kad
tiesiog pradedi pažinti save. Žinai, jeigu, tarkim, laimėjai ar pralaimėjai, tas pažinimas savęs, tu permastai visą tą laikotarpį nuo pat pasiruošimo pradžios, nuo pat kovos pabaigos, viską, kas įvyko. Ir kai tu permastai, susidėlioji tos taškus, pamatai, kurioje vietoje klydai, kurioje vietoje buvo galbūt neblogai ir tada tiesiog iš to mokysi. Realiai po kiekvienos kovos stoji prie lentos ir žiūri, kas buvo gerai, kas negerai ir mokysi iš tų klaidų. O taip kažkokios vienos aš iš tikrųjų net negalėčiau skirti. Tiesiog tam tikri niuansai buvo geri, tam tikri buvo blogi ir tiesiog mokomės ir išmokom tą pamoką ir mes einam toliau ir žinom, kas buvo negerai ir viskas ir pakeitėm tą. O dabar, kai YouTube'ai vis tiek yra tavo ir pačios kova, ar daug kartų peržiūri savo pačios kovą? Iš tikrųjų, tik nemėgstu žiūrėti savo kovų labai. Aš nežinau, aš esu labai kritiška ir man atrodo įsijungus kiekvieną kovą, kad aš net negaliu žiūrėti į save, tai dėl to aš tiesiog savikritiška labai ir kritiškai žiūriu tas kovas visas. Supratau. Gal kažkada persilauži? Galbūt. Kaip tavo, pavyzdžiui, dieta atrodo, kai pradedi prieš visas varžybas ruoštis? Ar labai, kaip aš sakau, užsuki angliavandenius ar ne? Jo, iš tikrųjų, tai kiekvienai kovai realiai vėl skiriasi, nes kiekvieną kovą vis kažkaip naujai atrandi save, nes jeigu nori pamatyti tą galutinį tašką, kuris bus jau 100%, tai turbūt man dar tikrai ne vienos kovos reikės, kol atrasiu save, kad pažinčiau savo kūną. Tai anksčiau buvo, kad aš visiškai jų nevartojau, dabar aš šiek tiek jų vartoju ir bandau atrandinėti maistą, kuris man tiktų, su kuriuo aš mešiau svorį ir su kuriuo jaučiuosi gerai. Tai realiai tas pažinimas vyksta kiekvieną pasiruošimą. Tai treneris irgi paruošia mitybą? Treneris padeda, tada yra mitybos specialistai, kurie padeda, tai realiai įeina ne vienas žmogus į tą, kad gerai jausiasi ir gerai pasirodyti. Nes čia vis tiek, tas svorio metimas yra visai kitoks, kada žmogus gali tiesiog nusimesti ir palaikyti tą svorį arba nusimesti ir paskui ataukti. O čia grinai turi būtent tai kovai nusimeti ir tada turi labai teisingai per tą parą laiko atstatyti savo svorį, kad jaustumėsi 110% pasiruošęs. Tai čia labai skiriasi nuo paprastos dietos. Tai o ką mitybai, pavyzdžiui, labiausiai išryškinat baltymus ar kažkokį? Jo, realiai baltymai yra svarbiausias dalykas, kad tu ir gerai jaustumėsi ir tu neprarastum savo raumeninės masės, kad tu turėtum tiek jėgos, tiek sprogstamumo, visko, nes jeigu nusižeminti su baltymais, prarasi tą savo kaip statybinę medžiagą ir nebeturėsi iš ko daryti, nes tau vis tiek, žinai, tu meti svorį, bet tau vis tiek maksimaliai reikia save atiduoti treniruotėse ir ruoštis. Tai mesdamas svorį turi dar labiau savo pajėgumą rodyti nei prieš tai, kai nemetį svorio. Tai ten ir balansuoji tuose dalykuose. Okay. Gal galėtum papasakoti, pavyzdžiui, vienos dienos savo, ne mitybos planą, bet vienos dienos savo valgius, pavyzdžiui, varžybų metu? Varžybų ar pasiruošimo metu? Kai ruošiuosi, ne, kovai? Gal jo, tada kai ruošiesi. Tai iš tikrųjų, tai ryte būna kiaušiniai. Aš, pavyzdžiui, mėgstu kiaušinius, kiti žmonės mėgsta košę, aš mėgstu kiaušinius. Tai gali būti kiaušiniai, tortilija, tada arba baltymų kokteilis, tada būna prieš treniruotę tam tikras užkandis, kažkoks vaisius, tada po treniruotės vištiena, daržovės, ryžiai, tada vėl kažkoks užkandis, vaisius arba proteino botanėlis ir vakarienį dažniausiai būna salotos arba kažkoks maistas, kuris neduoda per daug tau energijos, kad tiesiog galėtų skaidyti. Tai dažniausiai aš valgau salotas arba kažkokią mėsytę ir pabaigiu taip savo dieną ir einu miegoti, nes realiai, kai meti svorį, tai nori pavalgyti vakarienį ir eiti kuo greičiau miegoti ir neužsimanyti vėl valgyti. Tai gera taktika. O kiek iš pas tave, pavyzdžiui, gaunasi valgių per dieną? Apie 4-5 valgius, kad aš pastoviai turėčiau energijos ir galėčiau gerai funkcionuoti treniruotėse. Nes jeigu labai retai valgysiu nes tas maistas nėra jo didelis kiekis, jisai realiai pamažai, kad tu grinai suvalgai ir gali išnaudoti jį, bet turi pakankamai, kad tau būtų visos treniruotės metu. Ir tu turi visą laiką
Nu, jeigu tu nevalgysi, tu neturėsi iš ko daryti. Jeigu tu turi iš ko daryti, tu gali ir numesti. O jeigu tu nieko nevalgai, negali nieko padaryti, tai tu ir nenumesti, nes tu nei prakaituoji, nei tu gali išnaudoti viską. Tai toks realiai užsuktas ratas, dėl to yra labai labai daug niuansų, kuriuos turi atkreipti dėmesį. Ir aišku, kiekvienam žmogui yra labai skirtingai. Ir kiekvienas turi atrasti, kas jam tinka, kas netinka. Pavyzdžiui, vienam, aš nežinau, jis gali suvalgyti bandelę ir jis jausis žiauriai gerai ir jam tas svoris nukris, kitas gali suvalgyti bandelę, bet jam tas atrodo iš prakaitos, bet tas svoris nenukris, dar užaugs. Tai vat, labai balansuoji tarp to ir ieškai, kas geriausiai tau tinka. Kaip jauties, pavyzdžiui, porą dienų prieš varžybas, ar taip kaip sakai, kad svarbu baltymus palaikyti, kad jaustumėsi labai gerai, bet vis tiek ar būna tokie biškilik, tokie gal organizmas gal nusilpęs, gal atrodo blemo kažko noris ir panašiai. Tai jau paskutinės dienos, kada iki svėrimų būna, tai aišku, ten jau viską tu nutrauki, ten jau mažai ir vandens, žinai, lieka kiekio gerti ir tu toks jau grinai nusisausinį iki galo. Tai tos paskutinės dienos iš tikrųjų būna gan sunkios, nes jau tas svorio limitas artėja ir tu žinai, kad jau tu nusižeminai jau realiai maksimaliai savo kūną, tai jau tos paskutinės dienos tai būna grinai toks išlaukimo, žinai, kad jos kuo greičiau praeitų ir tu kuo greičiau pasisvertum. Ir tada jau ramu. Paskutinį dieną iš vis vakare jau eini miegoti sapnuodamas, kaip rytoj valgysi. Tai po varžybų turi savo kažkokią kaip apsidovanojimą cheat meal, ar ne? Iš tikrųjų, žinok, kiekvieną kartą labai skirtingai būna, apskritai mes labai daug kovotojų, kiek pakalbam, tai būna, kad jau ten susigalvoji visą sąrašą, ką tu valgysi ten po varžybų, ten eisi to, kažką ten padarai, porą kąsnių pavalgai ir viskas, kai man jau užtenka, nes jau skrandis pilnas ir nieko nebenori. Tai ir visą laiką taip pat būna, o dėl to, ko labiausiai norėtum, tai net nežinau, vieną kartą vieno, kitą kartą kito, trečią kartą iš viso atrodo, tik gerti nori, valgyti nenori, tai labai labai skirtingai turbūt, nežinau, nuo pasiruošimo metu, kiek tau buvo sunku arba lengva mesti tą svorį, turbūt nuo to priklauso, ko ir tu labiausiai nori. Šiek tiek toks emocinis kalnelis gaunas ko. Jo, visada labai su maistu. Okay. Ką teko paaukot, kad taptum profesionali kovotoja, ten, kur esi šiandien? Draugus, ten santykius galbūt, arba šeimos laiką? Tai iš tikrųjų, tai turbūt visus dalykus, ką dabar išvardinai. Tai realiai kiekvienas sportas, jeigu tu profesionaliai užsiemi, jisai tavo visą laiką degins, nes kai tu, tarkim, užsiemi kažko mėgėjiškai, tai labai labai daug žmonių yra šalia, tu gali į visus, nežinau, gimtadienius, ten kažkokias šventes, į viską važinėti, leisti laiką su draugais, turėti antrą pusę ir taip toliau, bet kada tu sportuoji profesionaliai, tas sportas tampa toks vienišas labai, nes realiai šalia tavęs yra tik tie žmonės, kurie yra, pavyzdžiui, mano atveju yra tie, kurie salėje, tai mano visi draugai yra salėje, tada treneris ir šeima, aš jos nelabai matau, aš išeinu ryte iš namų ten 7 ryte ir grįžtu 11 vakare, tai aš su šeima realiai susitinku savaitgalį, geriausiu atveju, jeigu aš galiu, nes jeigu aš ilsiuosi ar mėgau, tai jau vėl man nebeišeina. Tai toks gaunasi, kad tu viską aukoji, dėl to, kad tiesiog turi svajonę ir jos seki. Ir tie žmonės, kurie supras, kodėl tu tą darai ir ant kiek tau tai svarbu, tai ir liks iki galo, kurie nesupras, tai jie taip ir atsimėto, žinai, ir tu tada supranti, kam rūpi tavo tie prioritetai gyvenimo, o kam nerūpi. Man lygiai tas pats atrodo, aš turėjau ten tam tikrų draugų, kurie atrodė tikri draugai, bet laikui einant, tu pamatai, kad jiem nebepatinka, kad tu nesusitinki su jais, nebepatinka, kad tavęs dažnai nėra ir panašiai. Ir jie tiesiog atkrenta, pamatai, kam reikia, tas lieka, kam nereikia, tas nelieka. Aš irgi turiu geriausią draugę, su kuria nežinau, susitinku turbūt į 3 mėnesius vieną kartą, bet jinai suvokia, kad nuo to laiko, kada mes skiriam, kitą kartą mes kalbamės nuo tos pačios temos ir jinai supranta, kad aš tiesiog neturiu laiko, fiziškai aš negaliu. Ir taip tiesiog jinai mane palaiko, suvokia ir man to svarbiausiai reikia, kad mane suprastų, kad kitaip nebus. Man nereikia, kad mane tampytų į 2 pusės, nes jie žino, ką aš pasirinksiu. O koks šeimos požiūris, pavyzdžiui, tai kad vis tiek tas ilgą laiką būna nėra, o kaip sakai, geriausia atveju savaitgalį gal pasimatot, tai kaip, ar jinai palaiko, ar sako, blem ar nesta, neskiriam mum laiko? Tai iš tikrųjų, mano mama pati buvo profesionali sportininkė
Tai jinai labai labai supranta, ką reiškia tas dalykas, kada manęs nėra namuose, nes jinai nuo pat mažens ten nuo 10 metų būdavo stovyklose užsienį ir gyveno lygiai tokį patį gyvenimą, kada tėvus ten matydavo, nežinau, į 2 ar 3 mėnesius vieną kartą ir jinai tą suvokė ir aš labai džiaugiuosi, kad būtent tokią mamą turiu, nes manau, kad galbūt jeigu turėčiau tokią kasdienę šeimą, tai turbūt sulaukčiau tokių replikų, kad nesimatau, kad čia blogi santykiai ar dar kažką, bet kadangi jinai viską tą patį jautus, jinai supranta, kaip aš jaučiuosi, jai užtenka su manim pasikalbėti telefonu ir gyvenam toliau. Ir važiuojam toliau. Visiškai taip. Labai geras iš tikrųjų ir požiūris suformuotas ir taip, Kada supranta žmogus, kada yra pats pajautęs tą patį, yra žymiai paprasčiau, negu kada turi žmogui išaiškinti, kaip tu jautiesi, nes jeigu jau, jis žino, kaip tu jautiesi, viskas yra labai labai paprasta. Tai tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kokią mamą turiu ir man ramu. Visa jaučiu ir mama susidėjo, ir trenerė susidėjo, ir įgavai tokį gerą, stiprų ir tvirtą požiūrį į viską. Visiškai taip. Geras, šaunu. Turėjau tokį klausimą, bet čia jisai bus gal šiek tiek netgi jau netinkamas, bet turėjau klausimą, pavyzdžiui, ar nesigili, kad savo jaunystę praleidi sportą, ten aukodama draugus, pavyzdžiui, ten galbūt kelionės ir taip toliau? Iš tikrųjų, tai aš, pavyzdžiui, pradėjau plaukimą lankyti, kai pirmą kartą į baseiną mane įmetė, kai man buvo 4 metai. Tai aš pradėjau jau lankyti ir pastoviai būti baseiną nuo kažkur 5 metų. Ir aš jau tada žinodavau, kad mano gyvenimo būdas bus tiesiog sportas. Aš niekada nemačiau aplink save kito dalyko apart sporto ir aš visą laiką mamai sakiau, kad visą gyvenimą aš sportuosiu ir tiesiog sieksiu. Nežinau, nuo pat mažens man buvo tas susiformavęs ir iš tikrųjų, kai būdavo, nežinau, 6-7 metai, aš atsimenu, aš ateidavau į baseiną po mokyklos, tada praplaukdavau, tada nueidavau į apačią, palaukdavau mamos kambariukę, gal valandą ir tada jai būdavo likę ten darbo, man atrodo, gal 3 valandos. Sakydavau, mama, ateinu dar kartą į treniruotę, nes neturiu ką veikti. Ir man sakydavo, gal tu nori važiuoti namo, ten su autobusu, eiti su draugais pažaisti, ne, aš einu į treniruotę ir buvom treniruotę ir tada vėl grįžtu su mama namo. Ir taip aš kiekvieną dieną darydavau. Šitą sportą pradėjus lankyti, aš dar bandžiau derinti plaukimą kartu su MMA ir gaudavosi taip, kad aš ryte nuvažiuoju į baseiną ant 6, tada varau į mokyklą, po mokyklos grįžtu į baseiną, po baseino važiuoju į salę ir tada po salės važiuoju namo. Ir aš mėnesį laiko tai bandžiau derinti, kol man pasakė treneris, kad tu turi pasirinkti vieną sportą. Bet aš antiek norėjau ir nemačiau daugiau apart sporto nieko kito. Ir taip yra ir šiandien. Man realiai, aš tą, ką matau salėje, kokie žmonės yra salėje, yra mano treneris, yra mano geriausi draugai, su kuriais aš dirbu keli ir viskas, man realiai daugiau nieko nereikia. Mano šeima manęs laukia namuose, aš žinau, kada reikės, nuvažiuosiu, aplankysiu ir man viskas gerai, mano geriausia draugė irgi. Jeigu jinai man labai reikės susitikti su manim, jinai ateis į salę ir su manim susitiks. Viskas, man daugiau aplink nieko nereikia ir aš žinau, kad tie, kurie man yra svarbiausi žmonės, yra realiai mano aplinko. Tai ar gailiuosi? Ne, nežinau. Aš tokį gyvenimą pasirinkau, man tas patinka, mane tas veža ir aš žinau, kad aš siekiu ir man niekas netrukdo iš šono. Tai dėl to esu laiminga. Ok, geras. Kai gavai, vis tiek buvo skambutis tas iš UFC, ar ne? Tai jau čia diena buvo visiškai kupina tokių, kaip ant pakilimo viskas buvo. Taip. Tai iš tikrųjų, tai aš atsimenu, kad buvo rytas ir man paskambina treneris ir sako, kad dabar į pokalbį prisijungs mūsų vadybininkas ir, žodžiu, prisijungė mūsų vadybininkas į pokalbį ir sako, mes turim kovą kontenderį dėl patikimo į UFC. Ir, žodžiu, ir mes tai pakalbėjom, dar tos emocijos atrodo tokios neutralios. Žinai, kaip būna netikėm, tipo, viskas gerai, artėja kova ir tu kažkaip nesupranti, ant kiek jinai svarbi. Ir tada numetė vadybininkas telefoną, pakalbėjom ir mes likom su kamera, su treneriu ant kameros. Ir, žodžiu, ir mes taip, ir tipo, wow, tipo, mes turim kovą ir mes turim šansą patekti į UFC. Ir, žodžiu, ir ta akimirka tai buvo tokia, atrodo, ir žiauriai džiaugiesi ir tuo pačiu ir labai lauki ir tuo pačiu nori kuo greičiau varyti salę ir viskas ir pradėti visiškai. Tai, žodžiu, taip ir buvo, mes iškart pradėjom ruoštis ir tada kontenderį sudalyvavom ir
tada, kai kontenteris sudalyvavom, sukovom ir jau, kai aš sėdėjau ant tos kėdės, kur turėjau pasakyti, kas patenka į UFC, va ten buvo dar kitos emocijos, tada atrodo tavo gyvenimas nuo čia iki čia pasikeičia. Ir tada, kai pasakė, ir tas toks, tada buvo jau tos dar kitokios emocijos ir tada žiauriai džiaugiamės ir, žodžiu, bet to, žinai, tokio, kaip pavyzdžiui, ir dabar, žinai, pasako, kad esi UFC kovotojai ir aš dar iki galo nesuprantu, ant kiek tai yra daug. Aš atrodo, tiesiog, žinai, darau savo darbą, darau žingsnis po žingsnio ir tie laipteliai keičiasi, tiesiog žingsniuoji, tai žingsniai, žinai, kuriuos susidėlioji iki savo tikslo ir taip, kad kažkaip ten pasakytum, kad aš čia tokia labai daug pasiekiau ir panašiai. Ne, man atrodo, aš kažkaip tik susižeminu, kad aš dar patekau ir dabar viskas, aš nulinė, žinai, nuo nulio vėl pradedu visiškai savo tą naują lapą. Tai tokį aš dar turbūt iki dabar nesuprantu, ant kiek tai yra daug, kol nežinau, kol dar kažkas neatsitiks, tada galbūt čia bus. Tai dėl to. Tai čia gal ir buvo viena iš svajonių patekti į UFC? Tai vienareikšmiškai buvo, bet ir buvo, kai jau atėjau į salę ir kai mes pradėjom sportuoti ir tada mes pradėjom su treneriu žiūrėti tas moterų kovas ir tada mes išsikėlėm tą tikslą, kad tą svajonę, kad mes čia pateksim ir nuo pat pirmos dienos tiesiog, kaip čia pasakyti, gal savanaudiškai pasakysiu, tiesiog žinojom, tikėjom to, kad mes čia pateksim ir užtruko tas dalykas 10 metų, bet mes čia patekom ir dabar atėjo tas žingsnis patekom ir dabar nuo čia viskas vėl prasideda nuo nulio ir vėl važiuojam toliau. Geras, šiaip realiai labai įdomu, kur tave toliau nuves. Taip, tai viskas bus gerai, turim daug planų, turim daug svajonių, siekių ir jinai tokią tarpinę stotelę pasidarėm ir nusinulinom ir vėl pradedam iš naujo. Dar kai klausau podcastą girdėjau, kad UFC, kaip supratau, neleidžia kažkokiose kaip kitose agentūrose kovoti ar kažkas panašaus. Taip, tai jau jeigu patenki į UFC, tai jau yra realiai pasaulio aukščiausia lyga ir kada tu pasirašai su jais kontraktą, tu jiem ir atstovauji. Jau kitur tu nebekovoji, nebedalyvauji, jie jau tau duoda kovas ir tu tenai būtent to organizacijų ir kovoji. Bet čia įdomu, kodėl taip, ar čia kažkoks kaip konkurencijos gal atžvilgis? Tai žinok, iš tikrųjų, kaip ta pati UFC, PFL, Bellatoras, One Championship, jie lygiai tą patį daro. Jeigu tu priklausai tai organizacijai, tu tenai ir kovoji viskas. Tai tu realiai tau ir, aišku, patirtį rinktis yra labai gerai, bet jeigu tu priklausai tą organizacijai, tu tenai ir esi ir jie tau duoda kovas, jie turi tave kaip sportininką, tu jiem atstovauji ir tu tiesiog kovoji už juos, už save jų lygoje. Aišku, okei. Minėjai, kad vakar aš čia klausiau ir minėjai, kad dažniausiai nežiūri savo varžovių video, pavyzdžiui, nestudijuoji, o kodėl nepatinka ar... Iš tikrųjų, tai tą darbą palieku visą laiką treneriui. Jeigu treneris pasako, kad turim kartu peržiūrėti kovą, mes žiūrim ją kartu, bet taip kažkaip, aš nežinau, iš tikrųjų, aš galbūt žiūrėdama tą kovą per daug kažkaip prisigalvoju, galbūt man kažkaip atrodo, aš pažiūrėdama tos kovas prieš, jeigu aš taip žiūrėt, tai visą laiką žiūriu, bet kada būna konkreti priešininkė, aš kažkaip gaunasi, kad galbūt tiesiog ne tai, kad perkaistu tų minčių, net nemoku pasakyti. Atrodo, aš per daug tada pradedu galvoti apie tą žmogų ir aš nenoriu apie tai daug galvoti, aš noriu tiesiog vykdyti savo užduotis, ką man reikia tai kovai ir noriu palikti tą darbą treneriui. Kada aš žinau, ką man reikia padaryti, aš neprisigalvoju kažkokiu dar dalykų, kažkokiu neišradinėjų, nežinau, dviračio antrą kartą. Tai man kažkaip atrodo, kad treneris paruošia man taktiką, aš juo pasitikiu ir aš tą darau, ką man reikia daryti ir viskas. Tai galbūt čia mano tokia savybė, bet galbūt negerai, bet aš tokia esu ir man taip labiausiai patinka ir taip labiausiai priimtina, bet sakau, jeigu treneris pasako, kad mums reikia žiūrėti kartu, aš visą laiką žiūriu, bet jeigu taip pačiai, tai ne, aš šitą nepatinka man šitas dalykas. Okay. Kokius duotum patarimus žmonėms, tiems, kurie nori irgi tapti profesionalų sportininkai, ar tai moteris, ar tai vyrai, bet galbūt yra kažkokia jau susidarius bazė patarimų, kur sakytum, žiūrėk, daryk, manau tai ir tu tikrai tai pasieksi tą, ką aš. Manau, kad kiekvienas žmogus yra labai labai individualus ir kiekvienam reikia labai skirtingų dalykų, bet iš tikrųjų tai atėjęs, sakau, į šitą sportą, turi jau būti nusiteikęs, kad jeigu nori kažko siekti, nori būti profesionalus kovotojas, tai
turėsi atiduoti save net daugiau nei tu įsivaizduoji, kad turi save atiduoti. Turi visiškai atsiduoti šitam sportui, turėsi aukoti viską, ką turi aplink, ką ir mes kalbėjom, kad šeima, draugai, visi gimtadieniai, baliai ir panašiai. Tada bus tikrai sunku, tikrai skaudės, tikrai lipsi per save, ašaros, kraujas, prakaitas, viskas liesis viename ir tiesiog reikia šitam sportą labai daug imponuoja ir tas sėkmės faktorius, kad tiesiog, žinai, kaip būna sėkmę turi pasimti ir šiek tiek turėti su savim, nes tikrai jos reikia. Tada susidirbimas su treneriu, turės tiesiog pagarba treneriui, atsidavimas to, ką jisai daro, pasitikėjimas juo ir, nežinau, juodas darbas, visiškai juodas darbas, nes šitas sportas yra toks, kur tu visą gyvenimą gali mokytis, bet vis tiek iki galo visko nemokėsi. Niekada, nes ant tiek jisai tobulėja, ant tiek yra daug niuansų, ant tiek yra daug detalių, tiek stovėsnų, tiek parterį, tiek imtynėse visur, kad tiesiog viską išmokti tikrai neįmanoma ir turėsi viską aukoti, labai daug dirbti ir atrandinėti save ir tas savo ribas lipti kiekvieną dieną per save. Nes jeigu tik tai šitam sportą realiai ateini treniruoti ir galvoji, kad, nežinau, pasportuosi, išeisi, pamirši, tai tikrai taip nebus, turi non-stopų galvoti apie tai, treniruotėse, jeigu sunku lipi per save, matai, kad ten, nežinau, pabaigiai treniruotę turi dar įdaryti, tiesiog turi būti juodadarbis, kitaip nebus. Visą gyvenimą mokysi šitam sportą. Tikrai taip. Šitas sportas yra gražus visą laiką. Menas visą laiką turi prie ko, žinai, prisiliesti, gali labai daug skirtingų niuansų atrasti ir, žinau, N dalykų, ką galima mokytis čia. O pavyzdžiui, užsiemi dar papildomai ne tik sportą, bet, gal kitaip pasakysiu, ar užsiemi apskritai papildomai dar saviugdą? Galbūt knygas tam tikras skaitai, galbūt žiūriu, ar irgi podcastus, pavyzdžiui, ar laidas? Iš tikrųjų, tai labai norėčiau daugiau laiko tam skirti, bet neturiu tam laiko. Bet šiaip mėgstu tos dalykus, mėgstu skaityti knygas, mėgstu tiesiog pasiklausyti, mėgstu iš tikrųjų labai pabūti su protingai žmonėm, pasikalbėti. Man patinka bendrauti su vyresniais už save, kurie žmonės yra, nežinau, tam tikroj srity. Ne tai, kad pasiekia, bet aš matau, kad jie labai turi savo požiūrį į gyvenimą ir man smagu pasiklausyti, man smagu, kaip jie tą pasiekė, padarė, nesvarbu aš ten ar verslininkas, ar sportininkas, arba kažkoks darbuotojas, kuris maksimaliai kyla savo karjeros laiptais, tai man labai patinka žmonės ir realios patirtis, kaip jie tą padaro, kas juos skatina tą daryti, arba kokie niuansai gyvenime iškilę, kaip jie su jais susitvarkė, ką padarė, kokios mintis jų buvo, kodėl jie, tarkim, konkurencingi savo toj srity ir ką jie kitaip daro, tai man labai įdomu, būtent turbūt realiai ne tai, kad susirasti, bet atradus tuos žmonės, pamačius, susipažinus tai žmonėm tiesiog pabendrauti ir atrasti tas detalės, kas galbūt mane kaip žmogų tobulintų ir keičiausi kaip asmenybė, tobulėčiau. Bet taip, knygos tai apskritai labai geras dalykas. Kokia, pavyzdžiui, ar turi knygą, kuri labiausiai lėmė kažkokius pokyčius pas tave, kurią perskaičiau? Iš tikrųjų, tai pavadinimų tai tikrai neatsiminsiu, nei filmų, nei knygų pavadinimų aš neatsimenu niekada, gimtadienį irgi neatsimenu niekada, esu toks žmogus, kur niekada neprisimins, bet yra tam tikros knygos, kurias perskaičius kažkaip labai daug ką pritaikai savo ir persiorientuoji į tam tikrus dalykus, arba būna, kad paskaitai kažkokią frazę ir atrodo tau jinai taip atsimuša į būtent tą gyvenimo etapą, kuriame tu dabar esi. Ir kažkaip pritaikai ir pradedi keistis. Apskritai, aš manau, kad labai daug duoda, gal kvailai nuskambės, bet tarkim, tam pačiam Instagram'e susiradęs tam tikrus puslapius gali pasiskaityti, ten tie, kaip būna visokie... Gurų visokie. Jo, ten gurų ar tie kvautai ir panašiai, tu gali atrasti irgi, žinai, save, gali tiesiog pasiklausyti tų pačių sportininkų žodžių, ką jie kalba, arba ten jų interviu, arba dar kažkas. Ir, jie tau atskleidžia tam tikrus dalykus. Jeigu tu mokėsi, žinai, tarp
žinai, tarp eilučių Skaityti. arba, žinai, tam tikrą žodį pagauti, kiekvieną kartą galėsi savo tą pritaikyti, bet jeigu taip, žinai, permetiniai viską, tai tikrai nieko nerasi. Tai Bet aš žinok labai iš tikrųjų to pritariu, nes aš irgi daug tokių. Aš vien tik Instagram'e tokius ir seku ir aš manau, kad tai irgi yra gera saviugdos dalis, jeigu ten ne kažkokiem ten juokingiam reelsam savo laiką. Taip, jeigu atrandi, žinai, vat, moki skaityti tarp eilučių, moki pagauti ir žinai, ko tau reikia, tai tikrai tą dalyką ir prisilpinsi, nes, nu, ko mums reikia, mes tą traukiam ir jeigu mokam paimti tą informaciją, tai mes visą laiką ir tobulėsim. Jeigu nenorėsim priimti tos informacijos, tai mes taip ir prašoksim pro tos dalykus. Ok. Nu, čia gal bus konfidencialu, čia tu nuspręsi pasakyti ar ne, bet vis tiek, kai turi kontraktą su UFC, jie teikia per kovą kažkokį uždarbį ar ne? Tai jie po kovos, tu uždirbi po kovos, aišku, kiekviena kova yra įvertinta, bet kiekvienai kovai yra skirtingas uždarbis, kiekviena kova ten tiesiog tu, vat grinai, kyli savo karjeros laiptais, tai kiekvienos kovos uždarbis yra skirtingas, kiek ten tų pinigų aš neatskleisiu, bet nėra milijonai, kaip ten visi galvoja, tai čia yra pagrindinis faktorius, nes visi įsivaizduoja, kad jeigu tu jau patekai į UFC, tai viskas milijonierius, viską gali savo leisti, tai tikrai nėra, nes realiai tu uždirbi tiek, kiek tu vos neišleidi per pasirašymą, nes tu turi per pasirašymą išvažiuoti į kitą šalį, būti stovyklose, tavo mityba, papildai, treniruotės, viskas kainuoja, treneriai savo žinių va taip va neduoda. Tu turi tiesiog vertinti jų žinias, jų laiką, jų tiesiog atsidavimą tau, tu moki už viską pinigus, nieko šiais laikais negausi nemokamai, plus jeigu tu vertini, tu visą laiką stengiasi atsilyginti žmogui. Tai, žinai, jeigu ten kiekvieną kartą, nežinau, bandysi našarinti iš kitų viską, tai niekada tau ir nepadės, žinai, o jeigu atsilyginsi visą laiką ir vertinsi, ką turi, tai žmonės norės tau padėti. O galbūt yra kažkokia apvali suma, kurią tu galėtum pasakyti netiksli, bet, nu, apvali, ar tai daugiau, ar tai mažiau, kad galbūt žmonės, kurie galvoja, gal jie įsivaizduot galėtų, kiek apskritai siekia tas uždarbis. Ne, nepasakosiu. Ok, supratau. Gerai, dabar prieinam prie auditorijos klausimų. Tai pirmas klausimas. Ar UFC treniruotės yra intensyvesnės už boksą? UFC treniruotės, tai čia MMA. Ne, jo, greičiausiai, kad taip yra. Ja. Taip, nes realiai bokse tai aišku yra kojų darbas, yra jėgos treniruotės, yra kardio ir taip toliau, bet viskas eina į stovėsną. O MMA treniruotės yra ir imtynės, ir grablingas, ir stovėsna, ir ne tik rankos, bet yra ir kojos, yra alkūnės, yra ir keliai. Žodžiu, labai labai daug visko susiję ir jeigu kiekvieną dieną realiai treniruotume įsitikę MMA, tai galėtum visą dieną taip non-stop varyti ir tai iki galo viską nepadarytum, ko tau reikia. Tai manau, kad tikrai taip. Manau, kad vienas iš sunkiausių sportų. Aš prisimenu irgi anksčiau vaikystėje mėgdavau tokius UFC momentus pažiūrėti. Ir ten būdavo tokių unikalių smūgių, kur atrodo, nublema ten žmogus, tai atrodo tiesiog kaip ninja. Tai jaučiu tiek daug laiko skiria visiems to išmokimui ir atidirbimui, kad tinkamai pataikyt. Tai... Tikrai taip ir yra dar vienas dalykas tas, kad MMA yra sporto šaka, kur, nu, čia yra menas, kovos menai. Tai realiai čia yra menas ir kuo tu padarysi savo smūgio arsenalą įvairesnį, kuo tu padarysi jį įdomesnį, kuo tu padarysi jį nepatogesnį varžovui, tuo bus tau geriau. Jeigu būsi bazinis kovotas, kuris tiesiai eis ir, nežinau, visiškai bazę savo rodys, nu, tai tu būsi lengvai nuspėjamas. Kuo tu būsi įdomesnis, įvairesnis ir sunkiau suprantamas, tuo bus tau lengviau laimėti. Tai vat, tą gali mokytis, gali atrandėti savo naujus judesius ir būti visiškai išskirtinis. Per boksą, nu, neprigalvosi, kad nepradėsi daryti supermenų ir panašiai. O čia gali viską. Visiškai. Taip. Svarbiausia pagal taisyklės, nieko neleistino, o taip tai viską gali daryti ir rodyti save. Nes, nu, realiai, pažiūrėkite, jeigu esat matę, tai yra, kurie per kovas, pavyzdžiui, nusiverčia žmogų ir daro ant jo backflipą. Tai svarbiausia, iš ko jis nepatakė į galvą, kai guli žmogus, bet jeigu padarysi backflipą ir užšoks ant jo, tai nieko tokio. Nu, tu gali taip ir kovoti. Tai, yes. O kas pamatys, kad tu ant jo padarysi backą, tai niekas. Tai kuo įvairesnis, kuo įdomesnis, tuo geriau. Okay. Aš žinok, pat irgi žiūrėjau vakar dar tavo kovą ir realiai aš ir žiūriu ir aš atrodo,
Ir komentaras buvo toks komentatorius, sako, kažkaip neina nuspėti, ką jin tipo padarys. Ir aš žinau, blema, bet rimtai neina nuspėti, atrodo, kažkaip juda ir atrodo net žinai, būna kitus tiesiog perpranti, atrodo, aha, jis taip visą laiką naudoja. O tai jis neėjo perpras ir galvoju, okei, čia galvoju didelis pliusas. Ačiū. Ok, antras klausimas, kas yra tavo didžiausias palaikymas? Tie, kurie būna su manim kartu salėje, mano aplinka, kuri mane supa, tas ratelis mažas, tai mano didžiausias palaikymas, bet realiai pasakyčiau, kad treneris, sesė, mama ir keli žmonės salės. Viskas. Mano didžiausias palaikymas, kuriuo aš visą laiką žinau, kad jie šalia ir nesvarbu, kas jie mane visą laiką palaikys. Nesvarbu, koks sunkus momentas bus mano gyvenime, ar labai labai geras, ar labai labai blogas, jie visą laiką bus šalia. Aš žinau, kad niekur nepabėgs nuo manęs. Sesė kartu eina treniruotės su tavimi, ar ne? Jinai ateina pas mane į treniruotės, sportuoja pas mane. Tai labai džiaugiuosi, nes labai smagu matyti, kad užsikabino irgi. Šiaip jinai irgi lankė plaukimą, bet paskui metė ir paskui atėjo pas mane sportuoti. Jinai pati nebus kovotoja, bet man labai smagu, kad jinai nori prisiliesti prie šito sporto, kad suprastų mane. Tai aš tą labai labai vertinu. Kaip ir mano geriausia draugė, jinai irgi niekada nesuprato, kol neatėjo pas mane į treniruotės ir ją irgi dabar veža ir jinai irgi mane iš kitos pusės supranta. Jinai žino, ant kiek reikia visko atiduoti, kad nežinau, išmušti du tiesius. Tai man labai smagu, kad prisiliečia man svarbu žmonės prie šito sporto ir pamato, kaip viskas yra iš tikrųjų. Ok, įdomu, geras. Sekantis klausimas. Kaip atsidūrė šiam sporte ir nuo ko viskas prasidėjo? Realiai iš dalies palėtėm, bet jeigu dar turi kažką papildomai pridurti. Tai iš tikrųjų, aš tiesiog pabandžiau su draugais pamušti letenas, mane pamokino nuo kelių smūgių ir aš tada pradėjau žiūrėti video, būtent savo trenerio Igno Baryso video ir sakau, kad man reikia ateiti į šitą sportą, tiesiog pabandyti. Norėjau tiesiog išmokti apsiginti, kaip mergaitė reikia to mokėti, norėjau tiesiog stipresnė būti, nes lankiau plaukimą ir visą laiką stengdavausi, kad plaukdama visą laiką ėjau į salę, darydavau vis kažką, kad tik tai būčiau stipresnė, kad galėčiau konkuruoti, būti tiesiog tvirtesnė, daugiau turėti arsenalo, tiesiog visapusiškai tobulėti. Ir žodžiu, atėjau į salę ir po pirmos treniruotės iškart paklausiau, kada treniruoti ir supratau, kad patekau ten, kur reikia ir taip papuoliau, kad taip pravėjo tas 10 metų. Geras, gera istorija, graži. Kokie būtų tavo manimu svarbiausi papildai treniravimuose metu apskritai? Ne varžybom ruoštis, bet apskritai žmogus, kuris to nori užsiimti profesionaliai, bet jis galbūt į varžybas neis. Arba eis. Tai iš tikrųjų aš pati tai niekada nepasakyčiau, nes aš nieko nevartoju, tai nežinau. Realiai aš ką naudoju, tai ten būna elektrolitai, kad aš galėčiau atsistatinėti, tiesiog, kad kai daug išprakaituoju, kad galėčiau atsistatyti. Ir realiai daugiau aš kaip ir nieko negeriu, man kažkaip, nežinau, mano kūnas veža ir aš tiesiog tą darau. O šiaip viską, kas yra susijęs su papildais, tai mes pas savo papildų guru, pas papildistą kreipiamės, pas Karolį ir jisai mums, jeigu reikia, sudėlioja arba pasako, ten, tarkim, tau trūksta geležies arba tų vitaminų, arba to, ką pasako, tą mes padarom ir pasitikim juo ir taip kažkaip patys tai neeksperimentuojam ir ten iš tikrųjų tam tikra kažkokia bazė yra, ten daug kas geria, tarkim, tą patį kretiną, jeigu nori biškiau užsimesti to vandens, kiti tą baltymus geria. Aš realiai pasirašymo metu geriu baltymus, baltymų kokteilį. Tai man reikalingi baltymai tik tai tam, kad palaikyti tą. Bet irgi yra baltymai, kurie augina svorį, yra baltymai organiniai, kurie neaugina. Tai ten ta visa specifika yra labai labai skirtinga ir irgi čia priklauso nuo žmogaus, kiek jisai praktikuoja, kiek jisai treniruojasi, kada jis keliasi, kokia jo rutina ir taip toliau. Tai čia manau, kad visą laiką kiekvieną dalyką, kurį darai, reikia kreiptis pas tą žmogų, kuris yra profesionalas toj srityje ir neišradinėti tą pačią dviračio antrą kartą, nes tikrai nebus gerai. Aš Karolį irgi labai pasitikinęs, aš kiek pažiūriu jo video ar Instagram'e, kiek pamatau, jis labai taip detaliai papasako ir atrodo, geras, čia viskas taip detalu, paprasta, aišku ir taip iki detalių atrodo, net kiekvieną papildą žino ir aš tas galvoju,
Na, jeigu kažką gyvenime reiktų, tikrai iš ten. Taip, jisai žmogus, kuris domisi, jam patinka, jisai pasinėręs, kaip aš šitam sportui, jisai pasinėręs papildų visiškai toj sferoj ir jisai domisi, jam įdomu, jisai išbando, gali patvirtinti savo žodžius, gali patvirtinti tiek moksliškai, tiek praktiškai viską išbandęs ir labai, labai dėl to pasitikimas jo ir, nežinau, atsakingas, nuoširdus ir tikrai visą laiką atviras žmogus, tai dėl to labai gerai. Okay. Kokie tavo tikslai yra, greičiausiai dabar jau likačiau per mažai laiko, kad kažką šitiem galbūt užsidėti likusiam metam, bet pavyzdžiui per 2025 metus, ar turi kažkokius iškeltus tikslus? Tai iš tikrųjų aš gale metų visą laiką gruodžio mėnesį pasižiūriu savo metų 10 tikslų visą laiką pasirašau ir pasižiūriu, kurias vykdžiau, kurių neįvykdžiau ir realiai visą laiką beveik būna taip, kad aš juos įvykdau, nes aš maksimaliai turiu išnaudoti tą laiką, ką aš esu susiplanavus. Tai turbūt savo tikslus, turbūt gale metų ir susigalvosiu kitiem metam, tą būtent sausio 1 ir gruodžio 31. Ir iš tikro aš niekada nemėgstu skelbti savo garsiai tikslų, nes kiekvienas savo tikslus turi įvykdyti savo, nes galbūt, nežinau, vienam žmogui perskaityti knygą bus labai juokingas tikslas, o kitam bus, nežinau, beprotiškai daug keičiantis tikslas. Tai manau, kiekvienas turi savo tyliai pasidaryti savo tokį kaip žiniaraštį tikslų ir juos įvykdinėti, o dėl tų pačių kitų metų, šiais metais aš dar turiu savo galvoje daug prisigalvojus, kitais metais dar daugiau bus ir aš žinau, ir kada žmogus turi tikslų, jisai gali gyventi, kada neturi tikslų, tada jis realiai negyvena, jis plaukia gyvenimo ir viskas, tai aš labai linkiu visiems susigalvoti savo tikslą ir siekti jo. Ir kada pasieki tą tikslą, tada susigalvoti kitą, kad nebūtų jisai galutinis taškas, kad susigalvau, nuėjau, nežinau, į vieną kalną užlipau ir viskas, mano tikslas buvo užlipti į kalną, tai susigalvok tiek kalnų, kad užliptum gali į Everestą, tai manau, kad turi kilti visą laiką. Geras požiūris, o aš manau tikrai daug eisi ir toliaisis to geru tokiu suformuotu požiūriu. Ačiū. Bet ir šiaip manau, kad kiekvienas dar dalykas yra labai svarbus gyvenime tas, kad daug kas galvoja, kad viskas ateina labai greitai, kad visi gyvena tokiu grinai sprintu, bet ne maratonu. Ir labai, labai daug kas galvoja, sportas turi šitą požiūrį ir aš nemanau, kad įmetant tuos pačius kalnus į šitą pavyzdį, nemanau, kad jeigu tu šiandien užlipi, nežinau, į pirmą aukštą, tu už savaitės įlipsi į Everestą. Čia tokia ilga kelionė bus, kur galbūt tu ją sieksi, nežinau, 15 ar 20 metų. Tai lygiai tas pats su sportu visi galvoja, atėjo, o čia greitai, čia, tarkim, nežinau, kaip pavyzdį pasakysiu, galvoja, kad jinai čia pateko į UFC, davai, aš irgi pateksiu. Tai čia nėra tas dalykas, kad tu ateini ir yra paprasta, atėjai, pasidarai, viskas, čia žiauriai paprasta buvo. Nėra, taip, ten yra tokie maži žingsniukai, kurie užima tiek daug laiko ir tiek daug pastangų, kad tu turi tiesiog nusiteikti tam labai labai ilgam darbui, kurį tu turėsi nuosekliai diena iš dienos daryti ir niekada nepasiduoti, nes tuo akimirku, kada tu galėsi pasiduoti, bus N. Kuo tu artėsi prie to tikslo, tai tuo tų daugiau akimirkų ir bus. Ir visą laiką gyvenime, nesvarbu, ką tu darai, ar sportuoji, ar verslėsi, tie nuopoliai, jie tave veža link to tikslo, bet kada tu juos gali mesti, bet ar tu tada pasieksi kažką, nežinia. Tai turi visą laiką nusiteikti tam labai labai ilgam, kruopščiam ir tam nuosekliam darbui, kuris tave iš visų pusių bandys daužyti, bet tu turėsi atsilaikyti, stiprėti ir eiti link tikslo. Tai būtent tą tikslą išlaikyti, jeigu tu turi jį taip tokį kaip garantą savo gyvenime, tai nesvarbu kokiais keliais, bet nežinau, nagais, dantim, visko įsikabinęs turi įveikti. Ja, čia ir man motivacija, ir čia auditorijų pastiprė motivacija. Ok, dar vieną klausimą prisiminiau, kurį norėjau paklausti. Minėjai, kad kovose kyli kaip karjeros laiptais ir nuo kiek tu uždirbsi, tai priklauso, nuo karjeros. Taip. Bet ar čia priklauso, ant kiek tas galbūt priešininkas, prieš kurį kovosi, ar jisai yra ant kiek žymus, ar kaip, nes atsakai, kad priklauso nuo to, tai buvo tik įdomu. Tai iš pat pradžių, tai aišku priklauso tam
kaip čia pasakyti, nu tarkim, jeigu tu kovosi, nežinau, top 30 ir top 15, jau tavo uždarbis kis dėl to, kad tas žmogus yra aukščiau. Ir, nu, tas, vat, karjeros laiptai ten, nežinau, jeigu tu kovosi jau top 3 ir top 15, irgi jau skirsis. Bet dėl to žinomumo irgi, ant kiek tu tą padarysi, nežinau, kaip čia lietuviškai pasakyti, PR, tai organizacijai tavo irgi kinta, kaip ir dabar, va, dabartiniai ten, nežinau, tas pats Jake Paulas, kiek jisai padeda išpopuliarinti tą sporto šaką arba tą eventą, tiek jisai, nu, ir vis tiek pay-per-view viskas kyla, tai jisai irgi pagal tai uždirba pinigus, kiekvienas kovotojas irgi pagal savo žinomumą, pagal savo vardą jis irgi sugeba uždirbti dar papildomai pinigų, tai kaip ir kiekvienoje turbūt srityje, jeigu tu būsi žinomas ir savo vardo gali dar daugiau uždirbti, negu realiai uždirbsi paprastai. Na, o šiaip ar būna, kad žiūri kažkokias, nu, jo, tu turi mažai laisvo laiko, bet, nu, pavyzdžiui, dabar artėja Tysono liktai ir Jake Paulo kova. Pavyzdžiui, įdomi tau, neįlaukia jos, ar tau taip, Aš iš tikrųjų, kas su kovom susiję, tai turbūt viską pasižiūriu, jau bent jau pasižiūriu galutinį rezultatą, tai kad tikrai. Dėl šitos kovos, nežinau, mano nuomonė iš vis neįvyks. Manau, kad Tysonas, nemanau, kad gadins savo karjeros visą tas aukštumas, savo tą visą pakilimą ir topą dėl kažkokio žmogaus, kuris gali tiesiog sumenkinti nereikalingai, plus jisai, nu, kad ir kaip negražiai pasakys, bet jau nėra pačioj pirmoji jaunystėje ir jam nėra reikalinga tą daryti, nes jis jau savo yra įrodęs visam pasauliui. Visas pasaulis realiai pasakai pavadinimo sporto boksas ir visi žino Tysonas ir realiai viskas. Tai tu jau įsirašęs visiškai į istoriją, kad jeigu realiai pasako sporto šaką, jau tave visi atpažįsta kaip tą žmogų, kuris, žinai, identitetas tos sporto šakos. Tai aš manau, kad jisai tiek daug jai padaręs, kad nemanau, kad būtų reikalinga tą daryti ir aš kažkaip manau, kad neįvyks tą kovą, nes kažkodėl, nežinau, mano nuomonė čia tokia, bet pažiūrėsim, kaip čia bus, turėtų spalio mėnesį nebūti, jeigu neklystu. Jo, aš irgi kažką prisimenu, kad spalio mėnesį turėtų būti. Tai porą mėnesių pažiūrėsim. Na jau. O pavyzdžiui, kaip vis tiek tenka treniruotis ir su vaikinais, tai kaip nebūna, kad jie sako, blemo kažkaip, man atrodo, nu negaliu, nes tu moteris, atrodo, negaliu, nenoriu taip trenkti, pavyzdžiui. Pačioj pradžioj buvo, kai tik tai pradėjau sportuoti, tai buvo, bet dabar, ne. Dabar jau viskas jau. Dabar tu sakai, teik čia. Jo, bet ir šiaip būna treniruotis, jeigu ten, pavyzdžiui, pradeda, nežinau, ne tai, kad naujokai, bet nauji žmonės salėje, kurie, tarkim, nebuvo ten šparingavęs su manim, tai iš karto treneris pasako, net nežaisk, net neverta, tiesiog daryk, kaip reikia daryti ir viskas. Nu, nes čia nėra tas dalykas, kad man nuo to, kad jisai mane glostys ir su manim švelniai dirbs, man tikrai nebus geriau. Man geriau, kad jisai tikrai duotų man tų spragilų, kad aš tiesiog priprašiau ir man tiesiog kovoj bus lengviau. Aš turiu treniruotis arti ir priimti ir pajusti viską, kas yra baisiausia, kad man kovoj neatrodytų taip. Nes jeigu mane treniruotėse glostys, aš ateisiu kovą ir man nebeglostys manis ir man tada atrodys, kad čia kosmosas. O jeigu bus atvirkštinis variantas, man tada kovoj nebebus. Taip, nu, taip sunku, aš jau būsiu viską pajautus, viską padarius ir man atrodys, kad aš jau čia praėjus, aš jau čia buvau ir viskas. Tai dėl to reikia tos treniruotėse arti ir atiduoti visą save, kad tu grinai kiekvienoje situacijoje, kiekvienoje būsenoje visą laiką pajustum, liptum per save ir tada sakau, galutiniam rezultate kovoj tu nebūsi visiškai kaip, nežinau, šviežias. Ateisi, galėsi kovoti ir va, bus ta situacija ir sakysi, aš buvau, aš dariau ir man visiškai ramu. Tai va, dėl to turi perlipti per save ir viską daryti. Na, okei, viskas aišku. Buvo smagu, kad apsilankėjai, pasipasakai apie savo patirtį, nes ir aš kažką naujo išmokau ir tikrai buvo ir įdomu, ir naudinga. Ir sužinojau tai, ko apskritai nežinojau, tuo ypač apie UFC buvo tikrai įdomu. Ir šiaip buvo viskas labai įdomu. Tai smagu, kad pasidalinsi savo patirtim. Galiu papasakot merginoms, kurios galbūt pasižiūrės ir pakeis savo nuomonę, kur gali tave ras, kad ateitų pas tave treniruotis. Tai mane visą laiką galite rasti Fighters Ant klube Kaune, Raudondvario plentas 101. Tai visą laiką kviečiamas, rugsėjai prasideda naujas sezonas. Tai svarbiausia nebijokit dėti tą pirmą žingsnį. Nežinau, kad daug kurios bijot tiesiog pabandyti save dėl to, kad esat visiškai, taip pasakius, žalios, bet nebijokit, visą laiką mes pradedam nuo nulio. Ir tiesiog ženkit tą žingsnį, ateikit, pabandykit ir galbūt užsikabinsit. Viskas tik dėl geresnių jūsų.
Tikrai taip. Ačiū tau, linkiu sėkmės sporte ir iki Ačiū kitų tau. kartų.